viskas, kas tavo gyvenim įvyks, yra neutralu. Absoliučiai neutralu, viskas neutralu yra. Įsikalk to negal, viskas yra absoliučiai neutralu. Ir jeigu tau yra reakcija, iššokusi reakcija, kažkokia galbūt pasikartojančiai situacijai, kur tu duodi definiciją, kad tai yra negatyvu, ir tai yra negerai, tai yra blogai, tu ką jausi, tu jausi emocijas susijusias su negatyvu, su blogu dalyku. Ir ką tas darys? Tas išmanifestuos tau dar ir dar daugiau negatyvių sinchronizacijų ir galimybių dar taip pat jaustis. Kam esmė? Tu gali pasirinkti iš šitos neutralios situacijos. Pamatai šitą dalyką, tu stebi, tu esi stebėtojas, prisimink, tu esi stebėtojas, tu nereaguoji į susikloščią situaciją, tu atsakai į susikloščią situaciją. Kas išlendi tavo gyvenimą, tu stebi. Ok, man iššokia emocija, kaip nors elgtis negatyviai, kur aš pastebėjau ir aš iš karto sustabdžiau ir aš supratau, kad tai mano ego reakcija. Gerai, ar aš noriu sekti tuo pačiu keliu ir vėl eiti ir nerti į tą negatyvą? Ne, aš galbūt pasirinksiu, kad šitą situaciją man reiškia X, Y, Z. Ir aš priemu šitą dalyką kaip pozityvą. Šis dalykas duod man kažkokią naudą. Tai yra konstruktyvų man. Aš išmokstu, tai kažkokią galbūt pamoką iš to dalyką. Ką tu pasirenki, tu pats ir pati patiri. Tu taip kuri savo realybę, čia ir dabar, kai susiklosta kažkokia įsimanifestavo situacija, kur tu galbūt nepageidavai arba pageidavai. Bet natūrali reakcija iš tavo ego, iš tavo įsitikinimų sistemas būna nepageidaujama. Tu gali tai pakeisti. Tapk stebėtoju čia ir dabar, kad tu galėtum gauti naudą iš to ir paversti tą negatyvą į konstruktyvų pozityvą. Aš tave myliu, aš žinau, kad tu gali.